Sveiki riedutininkai, greito riedėjimo entuziastai. Šitas video yra skirtas šiek tiek informacijos suteikti apie tai, kokios varžybos vyksta Lietuvoje ir virš šios ribų. Šiai dienai už lango turime lietų, nors prognozuoja, kad orai gerės sekančią savaitę. Na ir aišku, informacija, kurią suteiksiu apie varžybas, tai jinai yra prieinama visiems. Tai yra tiesiog internetiniai puslapiai, kuriuos aš susirinkau per savo patirtį dalyvaudamas įvairiose varžybose praeitą sezoną, kuriuose galite dalyvauti tiek profesionalai, tiek mėgėjai. Daugumoje varžybų yra skirtingos distancijos, 10 km, pusmaratonas, maratonas, bet tiesiog, kad jums būtų paprasčiau susirasti informaciją, kaip įmanoma greičiau, pažiūrėkite visą video iki galo ir išsirinkite, kur jums geriausia dalyvauti. Varžybos vyksta ir kitur, tačiau tai yra vienas iš tų, kuriuose teko būti ir kurios yra nemažai informacijos pateikta internete. Taip, kadangi mūsų communities nėra baisiai didelis Lietuvoje, kas liečia greitą riedėjimą, pagrindiniai maratonai, galbūt varžybos, kurios vyksta aplinkui mus, tai yra įsidėstę tam tikrose šalyse. Na, aišku, Latvija, Estija, Lenkija, kurios yra arčiausiai. Bet šiandien parodysiu keletą nuorodų, kuriuose galėsite turbūt rasti informacijos ir apie kitose šalyse vykstančias varžybas. Estijos taurė, taip vadinasi, Filter Rally Tour. Ir va, kaip matome, mes čia yra, reiškia, 4 etapai. Turbūt į bet kurį etapą galėtumėt važiuoti, jie vyksta Estijoje. Iš esmės susirenka nemažai dalyvių, galbūt seniau susirinkdavo daugiau. Šiuo metu gal būna mažiau. Į kurį galbūt nerekomenduočiau važiuoti, tai į šį. Kodėl? Todėl, kad tai yra individualus laikas. Reiškia, jūs pradedate tam tikrų laikų riedėti 10 ratų, 20 km, galima 10 km riedėti, bet jūs nesivaržote su kitais, jūs varžotės tik tai su savim, su savo laiku. Ir pati registracija į tam tikrus etapus yra ilgam paprasta. Vat, pavyzdžiui, kiek girdėjau, žmonės vyks į Elvą, spaudžiu register, čia galiu susivesti pagrindinę informaciją, na vėlgi galiu pasirinkti, kad visą tai būtų angliškai, pasižymiu, kur noriu dalyvauti ir tiesiog po registracijos tikėtina, kad reikėtų atlikti apmokėjimą tarptautinį į šitą Filter įmonę. Dar viena šalis, kurioje vyksta varžybos, tai be abejo yra Lenkija. Lenkijoje praeitais metais teko dalyvauti keletose varžybų. Vienos įsimintiniausių buvo Runda Vidava ir Mazurski. Tai Runda Vidava turi savo atskirą puslapį. Šiuo metu Maronos jėda jo nėra pilnai atnaujinę, nes tai yra 22 metų editionas. Ir vėlgi, bet kuriam puslapį aš galiu tiesiog translatinti visą informaciją į English ir susirasti informaciją štai čia. Paprastai šitie puslapiai turi nuorodas į Facebooką. Mazurskio puslapis, mano nuomonė, jis yra tragiškas, kad ir kaip jis greičiai atrodytų. Tačiau jie turi labai fainą organizatorių, kuris dažnai atrašo, informuoja apie viską. Tai, manau, bandykite ieškoti būtent Mazurski Rolkovi maraton Facebook'e. Garantuoti rasti, nes jisai moka tikrai gerai paspeminti visą šitą reikalą. Ir kalbant apie pačią Lenkiją, jie turi jau savo kalendorių. Tas kalendorius tikėtina buvo anksčiau padarytas. Čia yra keletas, sakyčiau, net ne keletas, daug įvairių varžybų, maratonai, pusmaratoniai, bet mes Lietuvoje paprastai renkamės tokias varžybas, kurios mums tiktų pagal laiką, na ir aišku, kad jos nebūtų baisiai toli. Praeitais metais teko važiuoti į vieną iš varžybų gegužės, manau, pradžioje. Toli važiavom, dalyvavom tik pusmaratonė, dalyvių daug nebuvo, buvo keletas rimtesnių sportininkų, bet iš esmės pasiūlymas rinktis tokias varžybas, kuriuos jūs gautumėt masiškumą, nebent jūs norite nuvažiuoti ir pajausti tiesiog kažkokią tai kaimo varžybų skonį. Na ir aišku, čia šitą nuorodą aš irgi numesiu, čia yra jų lenkiška registracijos nuoroda, paspaudusiam bet kurio maratoną, jie čia turi tą zapisysie, ką reiškia, kad galima registruotis, jie čia yra pažymėję, kada vyksta, kiek liko laiko kitų varžybų. Ir aš paprastai, kai randu čia varžybas kažkas, visą laiką jas ieškau Facebook'o eventuose, ieškau, kas yra organizatorius ir bandau tiesiai rašyti jam, nes jie tenai su anglų kalba irgi kartais sunkiai bendrauja. Latvija turi nusibrėžę savo kalendorių. Jie
irgi iš esmės susirašė pagrindinės varžybas ir didžioji dalis varžybų jų taip pat vyksta Estijoje, galbūt Lenkijoje, tas pats Berlynas, tai yra jų tas vadinamas greitojo riedėjimo federacijos kalendorius. Pačios latviškos varžybos yra jų tos local scale, tai reiškia, kad jie daro jas, kaip sakyti, tik Latvijoje, bet aš kiek esu girdėjęs, ten tikrai jie leis jums dalyvauti, jeigu jūs nuvyksite kaip lietuvis. Tai yra kaip mūsų būtų koks nors, nežinau, federacijos čempionatas, tai pas juos yra Latvijoje šitos varžybos vykstančios, čia birželį kažkas vyks, local scale, tada vėl rugsėjį vyks ir galima tiesiog nuvažiuoti į Rygą ir pas juos sudalyvauti. Dar vienos varžybos, kurios vyksta kitoje šalyje, tai yra Trečinas. Vyksta Slovakijoje šiais metais birželio 30 dieną. Vėlgi čia aš išsiverčiu anglų kalbą, dalis informacijos slovakiškai, dalis angliškai. Iš mūsų žmonių, manos, nėra niekas buvę šiose varžybose, bet kažkaip jie nemažai jį reklamuoja. Ir kiek žinau, ten yra keletas ratų, tai yra, kad visą maratoną nuriedėti reikia pravažiuoti keletą ratų. Bet turbūt vykti į šitą šalį ir maratoną, tai vykčiau dėl to, kad ten yra kalnai ir tiesiog ne tik stovėti varžybose, bet pasidaryti pačioje šalyje. Dar viena taurė, kurioje irgi neteko dalyvauti, tai yra nauja iš tikrųjų Šveicarijos taurė. Kodėl Šveicarija, aišku, tai brangi šalis, bet vienas iš šių etapų vykstantis Berne rugpjūčio mėnesį yra įtrauktas į World Inline Cupą ir tikėtina, kad ten yra pasaulinio lygio susirinkę sportininkai. Na ir aišku, čia yra aprašyti kiti etapai, jūs galite tiesiog pasižiūrėti informaciją apie tai, kur vyksta tas etapas, galbūt nueisite atostogas pasidaryti jame, nuvažiuoti, sudalyvauti, aišku, po to šiek tiek rasti informacijos tiek Facebook'e, tiek Instagram'e. Na ir be abejo, pagrindinis momentas, ką jūs turite iš šio video irgi susižinoti, tai kad Lietuvoje šiais metais taip pat darysime vieną etapą, kuris buvo praeitais metais, tai yra greitojo riedėjimo čempionatas Lietuvoje. Visą informaciją jūs galite rasti speedskaters.lt. Galbūt pavyks šiais metais padaryti 2 etapus, kol kas nieko neprisižadu. Na ir aišku, po visų šitų, kaip sakyti, varžybų mes mėgstame savo sezoną uždaryti Berlyno maratone. Šiais metais Berlyno maratonas vyks, vėlgi, aišku, data paskelbta, Berlynas be abejo, vienintelis skirtumas tas, kad galbūt Berlyno maratonas turės kitokią trasą, nes paprastai trasa vyksta per visą miestą, kas yra įspūdinga, dėl tos priežasties susirenka neįtikėtinai daug riedutininkų, bet jeigu jie šiais metais darys 2 gal ratus, nežinau, kažkaip kitaip, tai dauguma žmonių, kiek girdėjau forumuose, galvoja, kad nevykti šiais metais į varžybas, bet aš jums rekomenduoju vykti, nes tai yra vienas iš įspūdingiausių varžybų, kokiose esu pats buvęs. Ir turbūt tie, kas rimčiau žiūri varžybas, tai kiek žinot, šiais metais vyksta World Skate Games. World Skate Games vyksta kas 2 metus skirtingoje pasaulio krašte. Šiais metais jis vyks Italijoje, World Skate Games, Peskaroje, tokia miestelė netoli vandenyno jūros, ir World Skate Games, tai čia yra, kaip pasakyti, mano nuomonė, tai yra vos ne kaip olimpinės riedučių, nes tai yra oficialios varžybos ir ten, aišku, yra visa programa, kad per tą savaitę vyksta ne tik greito riedėjimo varžybos, bet čia vyksta labai įvairūs dalykai, roller derbis, vyksta inline slalomas, downhillas, tai yra kaip visas toks festivalis roller sporto. Iš esmės, jeigu turite galimybę, jūs galite nuvykti į Italiją, pasidaryti ne tik tais kelionę po Italiją, bet galite ir pastebėti įvairias riedučių disciplinas. Ar bus lietuvių dalyvaujančių šiame maratone? Taip, greičiausiai bus. Vienas iš jų žmogus, kuris iš tikrųjų šią dieną gyvena Ispanijoje, bet yra lietuvis. Speed Marathon štai čia šiuo metu bus, Saturday 21st. Galbūt aš dalyvausiu, dar neapsisprendžiau, žiūrėsiu, bet žiūrėsim. Na štai, ir iš tikrųjų tai labai viskas paprasta, informacijos pilna, tiesiog žiūrėkite nuorodas, domėkitės ne tik kur vyksta varžybos, bet ir kur žmonės treniruojasi, važiuokite, dalyvaukite, nebijokite, nes kažkaip reikia šitą sportą po truputį judinti į priekį.